100 žinučių. Ar tai lengvas darbas? Gal ne. Kaip laimingiau, paprasčiau, fainiau gyventi. O paprasta. Tai reikia, kad tavo kiekviename žodyje būtų meilė. Kad kiekvienas tavo darbas būtų lydimas tuo, kad tu kažkam lyg duodi atsiskaitimą. Tu duodi savo atsiskaitimą. Tu turi turėti su savim gražią sutartį. Ir tai iš karto galiu pasakyti, kad lengviau tai padaryti, kai atsiskaitimas yra lyg Dievui duodi ataskaitą. Tavęs niekas nemato, tavo minčių niekas nemato nieko. Ir šito žinutės prasmė yra atsakingai daryk pasirinkimus. Pasirinkimus pirmiausiai savo mintyse, pasirinkimus savo žodžiuose ir pasirinkimus savo veiksmuose. Kiekvienas tavo veiksmas duoda to veiksmę. Jeigu tu šiandieną galvoji, kad tu kažką nuskriaudei, o rytoj, tavęs nieks nematė, nežino, bet rytoj visa tai labai paprastai atsisuks prieš tave. Nereikės rytoj, gali ir šiandieną kažkas nutikti, gal maža kas, padangas spraukti, dar kažkas. Tiesiog viskas turi prasmę ir viskas turi atitikmenis. Stenkis daryti pasirinkimus pirmiausia galvoje, pagalvok, kur tas pasirinkimas tave nuves. Labai lengva tuos pasirinkimus daryti, kai tu savo viduje sakai, ar aš norėčiau, kad man tai padarytų. Ne. Ir net tose situacijose, gyvenimo situacijose, kai atrodo nebeįmanoma nieko gyvenime pakeisti, stenkis daryti sąžiningus pasirinkimus su savimi. Ir pats gyvenimas pradeda suktis į tą pusę, į kurią tu tikiesi, net nesitikė, kiek gali jisai labai gražiai pasisukti. Ir jis pasisuka visom gražiausiam savo spalvom. Ne tik tai, kad tik išgyvenimui. Kai mes renkamės tik išgyvenimą, mes turime tik išgyvenimą. Kai mes renkamės gyvenimą prabangiai, mes jį ir turime. Mes jį galime pasiekti mažais žingsniais. Kasdienio gyvenimo žingsniais mes galime tai pasiekti. Tavo pasirinkimai, kuriuos darai savo mintyse, lemia tavo rytojų. Tai dar viena iš paslapčių. Galvok, ką galvoji, labai stipriai. Su jumis Eligija ir Skaičių magija.